Čia lašas. Lašas. Jau tas pats. Po Jūs ką, juokaujat? lašo. Eik tu. Lašas po lašo. Klauso? Labadiena. Labą dieną. Iš miesto švenčių komiteto skambinam. Taip. Sveikinam su moters diena ir su užgavėnėmis. Ačiū labai. Šiais metais abi šventės minėsim vienu kartu. Jo, tai viskas aišku, palie kalendorių. Tai nusprendėm sugretinti etnokultūrinės tradicijas. Nu, Ir per šias užgavėnės sudeginti vietoj morės kokią nors moterį. eik tu savo, tai ką norėtumėt mane sudeginti? Reikia, kad išrinktumėt įžymę moterį, kurią norėtumėt sudeginti. Jo, o kad aš nežinau čia tokios žymios Klaipėdai. Bosienę sudeginti. Vieni kaimynai siūlė zvonkę, Zvonki, ne aš juokauju, aš taip tarp kitko. kiti siūlo sudeginti visas iš 6-9 danguje. Eikit savo. Nereikia deginti, kam jas deginti, gražios moteris lai būna. Etnokultūrinės tradicijos tokios. O, nu nežinau, žinokit, čia reikia pagalvoti. O kai sudeginsim bus labai linksma, tada jau švesim. A, supratau. Kepsim ir valgysim blynus. Turėsit blynų? Nu, turėsim, o ką? Galim ir mes pakepti. A, ir jūs galit? Bet šiais metais pas mus dietiniai, be cukraus. A, nu tai labai gerai. Tai kokią moterį deginsim? Nu, nežinau tiesiog. Tai jūs dar pamastykit, turit laiko iki vakaro. Iki. Gerai, iki. Alio, Labą dieną, iš miesto švenčių komiteto skambinam. nu, Sveikinam su moters diena ir su užgavėnėmis. ačiū labai. Moters dienos proga per šias užgavėnės deginsim ne morę, o moterį. O Jėzau. Nu, į tu liaukės. Reikia, kad išrinktumėte žymę moterį, kurią norėtumėte sudeginti. O Jėzau, neturi tokios. Vieni kaimynai siūlo zvonkę. Ai, žinai, ką aš sudeginkit šiaulėse. Konservatorius. Kodėl šiaulienė? Kas poliunt mislis, tai pasakiau. O kai sudeginsim bus taip linksma, tada jau švesim. Nu, į gerai tada. Kepsim ir valgysim blynus. Turėsit blynų? Turėsiu, pasidarysiu, kodėl ne? Tai registruojam, kad norit sudeginti šiaulienę. Neregistruokit, pajokavau. O jeigu tauta nuspręs? Nu, tegu tauta sprend, aš jau nenuspręsiu. Tokį dalyką niekad nedeginčiau nikokį žmogaus. Tai ant laužo pagal senoviškas tradicijas. Ne, žmogų degint ant laužo, tai čia ir didžiausias nusikaltimas. O tai gal kokį vyriškį paspirginkim, pavyzdžiui, šedžio? Eik tu savo, gražiausias žmogus. Nu, tu gražiausias, kokį jauną panelį to, nu, kokį jau dėdį, tokį žmogų pasakys, ką bloksi. O kaip dėl Landsbergio? Irgi, Landsbergis pats geriausias Lietuvos. Man pats švenčiausias žmogus Landsbergis. O kaip dėl Ūso? Ai. Kur nužudė? Nugi. Eik tu savo, koks geras žmogus buvo. Man labai gaila. Tai nenorit nieko degint? Ne, nieko. Gražių jums švenčių. Ačiū. Ir jums taip pat.